Senovinės technikos gerbėjai, šiandien ir vėl susirinkome į kasmetinę motorų dieną Anykščiuose, 25 metų spalio 4 diena. Gražus rudenėlis, graži diena, nelyja, tad nusprendėm techniką netgi ir į lauką išvaryti. Vienas iš eksponatų Java 63 metų, taip pat ir visą kitą transportą išvarom, užkuriam, praburzginam motorus. Jau praktiškai visa technika užkurta, išbandyta, viskas puikiai. Taip kad sekite naujienas ir pavasarį, rudenį susirinksim vėl. Šitą salę tai mums labai papildo mūsų siauruką, nes čia žmonės atvažiuoja į traukinius, o tada jie už šitų durų išgirsta, kad čia uždaryti siauruko skriaudėjai ir jie su nerimu ateina, kas čia per skriaudėjai, o pasirodo tai mašinos ir motociklai, kurie perėmė iš siauruko darbą. Tai va, tai klubo Retromobilio vyrai čia labai smagiai mums pakeičia mašinas ir naujas atvaro ir tai labai praplėtė, tai labai paįvairino mūsų siauruko muziejaus ekspozicijas. Sveiki visi, esame Anykščiuose, siauruko Retromobile muziejuje ir šiandieną vyksta istorinių automobilių motorų diena. Ką tai reiškia? Bandome užvesti, pramankštinti varikliukus, pravažiuotis automobiliais. Atvykau šiandieną jį pažadinti, 2 metus naudė, turėjom problemų su pompa, tačiau vietoje pavyko be jokių papildomų detalių ją atstatyti į darbinę padėtį, motoras lengvai užsivedė, jokių problemų nekylo ir liks ilsėtis dar metam. Labą dieną. Šiandien pas mus Anykščiuose motorų diena. Apžiūrim savo techniką, bandam užvesti. Visur yra savo niuansų, įdomumų. Pats turėjau tokį pat Zaporožietį čia stojantį, dabar stoju pas mane garaže. Viskas tvarkingai, kūrėsi iš pusę apsukimą, gerą techniką. Kągi, labai malonu susitikti su bendraminčiais, draugais. Kągi, kviečiam aplankyti muziejų. Kaip ir kiekvienais metais, rudenį susirenkam užvesti varikliukus. Kažkam pasiseka užvesti, kažkam ne, kažkas vargsta, kažkas karburatorius ardo. Užvedam, pasivažinėjam, labai malonu. Ačiū uždėmesi. Esame prie mūsų prezidento automobilio, medžioklės automobilis, tai yra Volkswagen Transporter, 94 metai. Jis stovi Anykščių muziejuje, Anykščių siauruko muziejuje. Pabandysim po keletą metų jį pajudinti, pakurt. Įdėjom akumuliatorių, šviesos veikia, pasižiūrėsim. Dar kartą. Rankinis beliko užtrauktas. Na kągi, kaip jūs manat, jeigu amžinatelis Brazauskas papasakotų istorijas, kas čia buvo? Būtų žiauriai įdomu.
Nukruta. Ir stabdžiai veikia. Taigi esame Anykščių muziejaus senosios technikos ekspozicijoje ir kaip kasmet ir šiemet spalio 4 dieną įvyko tradicinė šventė motorų diena, kai buvo užvesti visi šitie puikūs automobiliai saugomi mūsų ekspozicijoje. Taigi labai smagu, kad šią dieną atvažiavo ne tik tai šitie automobiliai, bet ir žmonių, kurie iš Lietuvos dar kiti turi ne čia laiko, namie tos automobilius ir jie tokiu paradu pralėkė tą akmeninę aikštę mūsų muziejaus. Nu, ir tikrai nuostabus renginys ir kviečiu iš tiesų žmonės dažniau atvažiuoti į mūsų muziejų, pažiūrėti automobilius, domėtis ir žinoma dalyvauti tokiuose šventėse, už kurias mes esam dėkingi Retromobilių klubui. Ir mes labai džiaugiamės bendradarbiavimu ir tikimės, kad vis retesnių ir įdomesnių automobilių atsiras mūsų ekspozicijoje. Truklo bandėme.